Ok, filmukas, kaip pasiruošiau Lietuvos čempionatui, arba dar geriau skambėtų, kaip laimėjau Lietuvos čempionatą, praktiškai jam net nesiruošiant. Sekit, pafollowinkit, subscribinkit ir palaikinkit šitą channelį, šitą filmuką, nes nusimato daug filmukų apie benchą, apie jėgos pasiruošimą ir stengsiuosi viską dalintis informaciją su jum, kad taip pat galėtumėt tobulėti kartu su manimi. Žodžiu, istorija tokia. Pradėjau ruoštis Lietuvos rekordui jau, gal 2 mėnesiai dabar jau praėjo kažkur plius minus. Mintys visada buvo į tą ir iš tikrųjų paskutinius pusę metų realiai aš jau tam kaip ir ruošiuosi, nes mečiausi kūno svorį ir panašiai, bet tas jau toks jėgos treniruotės, jėgos pratimukai ir panašiai, kas galima vadinti beveik kaip ir pasiruošimu, ar ne? Tai realiai, pusantro mėnesio, 2 mėnesiai, taip. Tai tiesiog ruošiuosi, susigrąžinu jėgą, po biškį viskas kyla ir tikrai neplanavau važiuoti jokį Lietuvos čempionatą. Nes iš tikrųjų varžybos kaip ir išmuša tave iš vėžių, tu gaunasi toks kaip ir lengvas pasiruošimas varžybom, nesusifokusuoji treniruotės, į recovery, biškį tas pasiruošimas yra kitoks negu tiesiog ruoštis. Taip, ir draugas sako, davai atvaryk, jeigu nori varžybėlės, sudalyvausi, nes neplanuoja važiuoti vienas iš rimčiausių Lietuvos sportininkų, kuriam ir priklauso Lietuvos rekordas. Tai maždaug idėja tokia atvaryk, susirink laurus lengvai, ganėtinai lengvai. Taip. Tai sakau, gal ir idėja, žinai, kodėlgi ne. Bet buvo taip, kad aš tada planavau kelionę į Turkiją varyti pailsėti, relaksas ir būtent tos varžybos diena po to, kai aš tik tai grįžtu. Tai viena diena recoveris ir tas recoveris toks, kad maždaug, aš grįžau naktį ir ant rytojos turėjau važiuoti. Tai mintys tokios buvo, nes aš visą tą kaip ir pasiskaičiavau, mintys buvo tokios, kad, nežinau, nes iš tikrųjų, po tokių kelionių, po skrydžių, su autobusės važiavimus ir taip toliau labai sunku iš tikrųjų grįžti į tą tokį varžybinį pasiruošimą, tai iš vis sunku grįžti į apskritai realiai treniruotės, varžybas, tai šis labai toks crazy variantas realiai gausi. Bet viską maksimaliai optimaliai sudėliojau ir nusprendžiau, kad vis tik varysiu. Tai buvo taip, kad tiesiog pasiūlė, tada galvojau, dar atsimenu, parašiau tai federacijas, kur čia galės dalyvauti ir panašiai. Tai aš dar laukiau, net nežinau, realiai sužinau ten paskutiniam realiai tik tai dienom, kad jau tikrai varysiu. Liko ten 5 dienos ir sakau, okei, tai dalyvausiu. Tai aš esu Turkijoje, žodžiu, porą mėnesių tik tai pasiruošęs. Realiai pusantro gal mėnesių tada buvo. Gal pusantro mėnesio kažkur realiai vieną mezociklą buvau tik tai pasidaręs. Mezociklas sudėliotas iš 4 tokių etapų. Tai tiesiog realiai 4 geros treniruotės buvo krūtinė ir 4 tricepsų iš paskos, ar ne? Tai tik tiek maždaug pasiruošęs, gerai, varau, žodžiu, maždaug plius minus turėčiau laimėti pagal idėją. Ir buvo taip, kad aš esu Turkijoje, svoris mano gerokai mažesnis negu aš galiu svertinis, aš svėriau apie 91 gal išvažiuodamas. Sakau, reikia užsikrauti maisto, druskos, vandens, visas, kad atvaryčiau pilnas ir varysiu dalyvauti. Tai tokia mano ta diena, tiksliau tas pasiruošimas ir atrodė, tada tiesiog užsikrovau daug maisto, daug vandens, daug druskos, būtent dieną prieš atsimenu irgi tam hotelėje tokiam, kur jau ilsėjausi, dieną prieš, jau pas juos paprašyti ant druskos, nes mineralinio kažkokio neturėjau, tai ten vandens į tą druską varau, žodžiu, kad tik atvaryčiau pilnesnis. Grįžęs irgi ten viskas susidėliojo, kad tik atvaryčiau pilnesnis. Tai ir tas pasiruošimas gausi toks, kad tiesiog toks visiškai ekspromtu ir iškrito vienas sportininkas, kuris yra ganėtinai geras ir jis kažkaip dalyvavo iki 90 kg, kažkas toko visada. Ir jis atėjo mano kategoriją iki 100 ir jis mėtame, kad irgi pasiruošęs, gan geras buvo ir gausi ten tokia kaip ir konkurencija. Bet su svoriu mes ten sužaidėm taip, kad aš turėjau spausti 2,5 kg daugiau, kad aš eičiau po jo spausti ir žinočiau, ką jisai spaudžia ir tada galėčiau kartoti ir įsekti. Buvo tokių niuansų, bet vėlgi varžybų susiklostė gan gerai, kad ir kokio ekspromto aš ten nesudėliojau, bet viskas pavyko. Pavyko paspausti 200, tada su 205 kg bespaudžiant, vieną ranką biškį paėjau žemyn ir tada vėl damušiau spaudimą. Tai kaip ir paspaudžiau, bet pagal taisyklės to, ko neužskaitų. Tai sakyčiau, ganėtinai patenkintas esu savo rezultatų 205 kg ir 200 oficialiais paspaustais, ar ne? Ir pavykusiu laimėti Lietuvos čempionato. Ir su tokiu pasiruošimu, kur realiai ruošiausi 1 mėnesį, tik tai konkrečiai
gerokai mažiau sverdamas negu galėjau, nes visi dažniausiai metasi svorį prieš varžybas ten. Daro ryškinimus, vandenį meta, angliavandenių sumažina ir tikrai tvarko, kai 3-4 kg mažiau sverdami negu šiaip. O aš dariau viską atvirkščiai, aš kroviau maksimaliai, kad tik daugiau sverčiau. Tiesiog, kad išspauščiau dar bent biškai daugiau jėgos, bent kokius 5 kg daugiau jėgos. Tai va, pasiruošimas buvo toks ganėtinai crazy, šiaip įdomus labai experiences, nes buvo visiškas crazy. Prasitęsiau hotelį, kad tik ilgiau galėčiau jame pabūt, daugiau poilsio, nereiktų kokiam oro uoste labiau laukti. Tada tik grįžau namo, atsimenu, apie 12 val. Grįžau namo ir ant rytojos maždaug 9 ar 10 kažkas toks aš išvažiavau. Tai gausi taip, kad maždaug grįžtu, viską tik susipakuoju ir iškart į lovą miegoti ilsėtis. Tai jo, buvo crazy konkretus, bet laimingas, kad pavyko laimėti. Tikrai įdomus experiences, bet tikrieji darbai dar visi ateityje, nes reikia gerokai dar sustiprėti, tikrai daug darbo ir ypatingai, kai jau tu esi pasiekęs ganėtinai stiprų rezultatą, tai papildomi 10-20 kg sustiprėti yra labai daug darbo. Geri sportininkai, jau ten, tarkim, turint elitą, tobulėti į priekį, ten 10 kg užmest, daugiau jėgos, gali reikalauti net metus, 2-3 metus, gali net 10 metų sportuoti, kad galbūt 10 kg sustiprėtų. Būna taip, bet čia tokie limitai, galbūt kitos klaidos, bet aukštam lygyje, tarkim, pridėti 10-20 kg prie tavo benčo yra, tikrai labai sunku. Tai va, tai tokie reikaliukai. Žodžiu, tikrai buvo įdomus experiences, ekspromtu. Konkretus ekstremas, bet viskas susiklosti gerai ir smagi labai patirtis. Tai va, šiam kartui tiek apie mano čempionatą, tikrieji darbai laukia, sekit, pafollowinkit, subscribinkit ir palaikinkit šitą channelį, šitą filmuką, nes nusimato daug filmukų apie benčą, apie jėgos pasiruošimą ir stengsiuosi viską dalintis informacijos jums, kad taip pat galėtumėte tobulėti kartu su manimi. Iki.